Paskelbtas investicinio banko Lehman Brothers bankrotas nutempė Europos akcijų indeksų žemyn. Naftos kainos leidosi žemyn $100 už barelį, nes uraganas iki nepadarė didesnių padarinių naftos perdirbimo centrams. Negatyvios nuotaikos persimetė ir į Pabaltijo rinkas. Ženklius kritimus demonstravo visų 3 Pabaltijo šalių indeksai. Atitinkamai Vilniaus indeksas krito 3,7%, Rygos indeksas 3,15%, o Talino indeksas krito 3,21%. Vilniaus vertybinių popierių biržoje sudaryti 1045 sandoriai ir pasiekta daugiau nei 6 milijonų litų apyvarta. Investuotojai toliau buvo linkę išsipardavinėti savo pozicijas. Didžiausius kainų kritimus fiksavo bankinis sektorius, jautriai sureagavęs į užsienio naujienas. Šiaulių banko bei Snoro banko akcijos krito daugiau kaip 5%, o Ūkio banko akcijos pasiekė 2,57 litų už akciją lygį. Šiandieną naujienas skelbsiančios Lifosos akcijos neženkliai kristelėjo 0,82%. O viena likvidžiausių pozicijų Teo neatsilaikė rinkos spaudimui ir dardėjo žemyn 1,48% iki 2 litų už akciją. Rygos vertybinių popierių biržoje, kaip įprastai, prekyba buvo pasyvi. Sudaryti vos 79 sandoriai ir pasiekta 57 000 Latvijos latų apyvarta. Talino vertybinėje popierių biržoje 326 sandoriai sugeneruota daugiau nei 1 milijonas eurų apyvarta. Baltikos bei Olympic Entertainment Group akcijos koregavosi žemyn iki 2,03 ir 1,68 eurų už akciją. Didžiausią kritimą demonstravo Tallinn Group akcijos kritusios net 3,51%. Šiandieną rinkos naujienų tiek, gero jums investavimo.